Sveiki, draugai. Taip, šiandieną vėl ką gavau iš tėvų. Mano trumpas vlogas. Šiandieną žymiai mažiau daiktų negu kaip visą laiką. Tai kad nelaukiam ir pradedam. Nekreipkit, kaip aš apsirengusi, tiesiog aš naminius rūbus apsirengiu. Tai žodžiu, pirmas dalykas yra tokia maikutė. Čia Elas, nebijokite. Jinai atrodo gal tokia mažytė, bet jinai iš tikrųjų žiauriai graži. Jo. Labai, man medžiaga tokia žiauriai keista ir jinai taip, va čia nelabai tampusi, va taip va, netampi per didžiausiai, bet visai nieko. Aš pasimatosiu dabar. Nu, žinokite, man nepatinka, kaip va čia, va gražiai mano liemenį taip išryškina. Man nepatinka. Šita visai nieko, tokia 9 iš 10. Taip, tai toliau būtų. Kelnes įstapliojau. Yra va tokie liemenukai be šleikų. Aš maniau, kad jie visai normalūs, bet jie man tokie, nelabai. Bet visai geri, tipo. Visai normaliai. Aš juos pasimatavau. Iš karto gavau, grįžau namo, pasimatavau. Man visai nieko. Normaliai, čia jau patieklas. 1, 2, 3, 4 spalvos. Tai yra juoda, dėminė, žalia ir mėlyna, nors man rodė tik nerodė žalios. Tai ačiū už dovaną tokią mini. Thank you. Toliau bus va tokie lankeliai. Aš nežinau, man tiesiog, aš norėjau dar kažko susakyti, bet nežinau ką, tai pasiimu šitus lankelius. Jie visai tokie, normaliai sutiks, jeigu taip po namus, nes kažkur išeiti, tai nelabai manau. Realiai kaip mūsų mokyklai naujokus atrodo tais lankeliais. Pasiplaukai dar iki čia buvo. Paskui nusikirpo baskatą žiūriu. Normaliai. Ir realiai šitą dalyką aš laukiau labiausiai, bet mane apskemino. Nes norėjau sakyti mikrofoniukus, taip, kad kalbėtų gera kokybė būtų. Užsisakiau, o man atėjo šitas šudukas. Tipo... Aišku, ratą reikėjo numesti. Man ten nebuvo parašyta, kad čia tipo yra apsaugėlė mikrofoniukų. Atvežė man šitą. Bent minkštas. Ir ką, tai buvo mano mini trumpas vlogas, ką gavau iš tėvų. Šį kartą apskemino mane biškį, bet nieko gal tokio. Tai iki susitikimo. Bye.